Tai sveiki visi, manau, kad galime pradėti mūsų webinarą ir šiandien kalbėsime apie 3 dalykus, kuriuos privalote padaryti, norėdami išlaikyti geriausius talentus. Tai aš esu Natalija Norvilė, esu verslo psichologė ir mano didžioji darbo dalis yra darbas su vadovais. Dirbu su įsitraukimo tyrimu, su 360 kompetencijų vertinimais ir su kitais projektais. Ir šiandien su manim mano kolegė Edita. Sveiki. Tai irgi dirbu tą patį, ką Natalija. Tai prisijungiau prie DELT komandos praeitais metais, tačiau įsitraukimo tyrimai, duomenų analizė, darbas su procesais yra mano arkliukas jau daug metų. Tai pasidalinsime tuo, ką rodo mūsų sukaupta duomenų bazė per 23 metus. Tai informacija tiem, kas žiūri mus per YouTube, nepamirškit paspausti laiką, pasišerint ir visus kitus mygtukus paspausti, žinot, ką daryti tikrai. O mes tada judėkim prie tokios pirmos skaidrės, ką ištraukiam iš 23 metų, kelis komentarus iš skirtingų įmonių, ką rašo žmonės, tokie tipiniai komentarai. Tipiniai komentarai yra 2 temom, iš jų vieną čia pateikiam. Viena didelė tema yra apie atlyginimus ir apie atlyginimus jau kalbėjo mano kolegė Edita praeitame webinare, kurį rasit irgi mūsų YouTube kanale. O šie komentarai yra apie darbuotojų kaitą, nes darbuotojų kaitos problema tikrai, manau, visiems klausytojams, kurie šiandien yra prisijungę ar kurie klausosi įrašo, tikrai yra aktuali ir tikrai yra skaudi tema, nes išeina nemažai darbuotojų. Juos pakeisti nėra lengva. Ir mes esam radę tokią įdomią visai statistiką, kurią parodysim kitoj skaidriai, kad apmokyto darbuotojo pakeitimas nauju kainuoja vidutiniškai apie 200% tuo darbuotojo metinio atlyginimo. Iš kur susidaro tokia didelė kaina, nes atrodytų, kad tikrai čia didžiulė suma yra. Tai visų pirma, tai yra ir fiziniai kaštai, reikia vykdyti atranką. Skelbimų talpinimas kainuoja, paieška kainuoja, atranka užima laiko, vadovai dalyvauja pokalbėse, tuo metu nedirba kitų savo darbų. Tuo pat metu mes turim neužpildytą poziciją, vadinasi, nevyksta darbai, arba vyksta ne visai taip, kaip norėtųsi, nes kažkas dirba viršvalandžius už dar nepasamdytą žmogų. Tam asmeniui didėja darbo krūvis arba visai komandai didėja darbo krūvis, plus reikia apmokyti naujoką, reikia ir jį įvesti, nes žmogus nepažįsta įmonės, nepažįsta struktūros, sistemos, procesų ir lėtai įsivažiuoja. Tai iš tikrųjų ta kaina kartais būna net ir didesnė, vienose tyrimuose mačiau, kad net iki beveik 300% gali siekti, nuo 33 iki 300. Tai skaičiai įspūdingi ir mes šiandien pasidalinsime mūsų tyrimų rodikliais ir skaičiais, ką mes matom iš įsitraukimo tyrimų, kuriuos atliekame pačios. Ir taip pat pasidalinsime tokią pasaulinę statistiką Europos mastu, Amerikos, Australijos ir kitų šalių, ką matome, kokie dalykai yra svarbus, siekiant išlaikyti gerus kompetitingus darbuotojus. Tai Natalija įvardino kainą, kiek kainuoja kaita. Ir iš tikrųjų, kai mes pradedam kalbėti apie darbuotojų kaitą, tai pirmieji dalykai, apie ką kalba tyrimai, HR, ekspertai, konsultantai, tai yra kaštai. Kaštai surasti, kaštai įvesti ir panašiai. Tačiau tema, apie kurią, man atrodo, šiek tiek mažiau yra kalbama, tai yra apie likusių darbuotojų nuotaiką. Nes vienas darbuotojas, ypač jeigu geras darbuotojas, jis išeina iš komandos, jis nėra kaip šachmatas, kur nukėlė nuo lentos ir žaidimas toliau vyksta pagal nustatytas taisyklės. Taisyklės tenka nustatyti iš naujo, nes ryšiai sutrikinėja, vėl reikia suburti komandą, ją vėl reikia motyvuoti, įkvėpti, vėl nukreipti bendram tikslui. O kartais būna, kad vienam išėjusiam, žiūrėk, išeina iš paskos ir kitas, ir mano praktikoje yra buvę tokių atvejų, kai išeina ir visas skyrius galbūt paskui vieną darbuotoją. Tai ta nuotaika, kuri lieka po to, atsiremia ne tik į pinigus, bet ir likusių darbuotojų moralę. Tai iš esmės gerų darbuotojų išlaikymas yra ne tik toks veiksmas, kurį mes turėtumėm daryti, kai jau žmogus atėjo su pareiškimu, kad nori išeiti, bet tai yra kaip ir įsitraukimas, kaip ir klimato kultūros kūrimas yra ilgalaikis procesas. Ir iš tikrųjų, jeigu organizacijos deda pastangas ir stengiasi, kad geri darbuotojai išliktų organizacijoje, taigi visi jaučia ir mato.
Ir mes todėl pasižiūrėjome, kaipgi skiriasi keli rodikliai įmonėse pagal tai, kaip žmonės galvoja, ar organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus ar negeba išsaugoti gerų darbuotojų. Ir šie duomenys remiasi Adele sukaupta 23 metais įsitraukimo tyrimų baze, kurioje yra virš 10 000 darbuotojų iš įvairiausių sektorių - gamyba, negamyba, IT, teisininkai, transportas ir taip toliau. Ir įvairaus lygio darbuotojai - ir darbininkai, ir specialistai, ir projektų vyr vadovai, ir inžinieriai, ir aukščiausio lygio vadovai, taigi įvairūs darbuotojai. Taigi žmonės, kurie mano, jog organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus, jų įsitraukimas yra 82%. Tie, kurie mano, jog organizacija negeba išsaugoti gerų darbuotojų, jų įsitraukimas yra beveik dvigubai, perpus mažesnis - 42%. Ir organizacijos pastangos indėlis išsaugoti gerus darbuotojus nuvilnija per visus darbo organizavimo aspektus, per tiesioginio vadovo vertinimą, per kolegų vertinimą. Mes savo įsitraukimo tyrimuose matuojam apie 70 įvairių darbo organizavimo aspektų. Ir čia matome bendrą pasitenkinimą jais. Tai žmonės, kurie mano, jog organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus, jie patenkinti, 83% yra stipriai patenkinti tuo, kaip jie dirba toje ir kaip organizacija organizuoja darbą. Tie, kurie mano, jog organizacija negeba išsaugoti tų gerų darbuotojų, tai jų pasitenkinimas yra stipriai žemesnis, tik 36%. Tai vadinasi, investuoti į gerų darbuotojų išlaikymą, įdėti tam pastangų ir energijos reikia ne tik tam, kad tie gerieji liktų, bet apskritai, kad bendra įmonės mikroklimatas būtų geras darbuotojams dirbti produktyviai ir efektyviai. Ir taip pat mes įsitraukimo tyrimuose turime ENPS rodiklį ir taip pat pasižiūrėjome, kaipgi tas ENPS skiriasi priklausomai nuo to, ar organizacijos geba išsaugoti gerus darbuotojus ar negeba. Tai matome, skiriasi radikaliai. Tie žmonės, kurie mano, kad geba išsaugoti, tai 61, o kai negebat išsaugoti gerų darbuotojų, -54. Tai prie šitos skaidrės man dar noris paminėti tokį dalyką, kad kartais tikrai būna, kad geri darbuotojai vis tiek išeina, jiems kažko neužtenka. Būna dabar populiaru netgi išeina į niekur, taip, jiems reikia karjeros pauzės, galbūt naujų karjeros galimybių, galbūt jie keičia profesiją, įvairių priežasčių būna, ne visada tikrai 100% pavyksta išlaikyti gerus darbuotojus, tačiau taip kaip tie žmonės išeina, kaip su jais yra atsisveikinama, kiek buvo įdėta pastangų tam, kad tą žmogų būtų galima išlaikyti, tai nebejotinai kūrė ir tą ambasadorystę. Tai jeigu buvo stengtas išlaikyti ir tas žmogus vis tiek išeina, tai jūs turite bent jau ambasadorių. Ta žmogų, kuris galbūt draugams rekomenduos, pažįstamiems, LinkedIn'e pasidalins, va, iš čia jau atsilaisvino super duper vieta, tai eikite ir iš tave išbandykite. Tad tas gerų darbuotojų išsaugojimas, jis ir per rekomendavimą labai stipriai teigiamai organizacijoms atsiliepia. Ir kaipgi sekasi organizacijoms išlaikyti kaip geba organizacijos išlaikyti gerus darbuotojus, tai iš visos mūsų 23 metų duombazės matome, kad 35% darbuotojų mano, kad organizacijos geba išlaikyti gerus darbuotojus, o 22% negeba. Tai tam, kad būtų daugiau konteksto, pasižiūrėkime, kaip tai atrodė ankstesniais metais. Ir matom, kad nuo 20 metų tas gebėjimas išlaikytis buvo maždaug panašus apie trečdalį, išskyrus 22 metus. 22 metai, jeigu pamenat, viena vertus tai kaip ir buvo pirmi metai po tų karantinų visų, kur buvom tokie suvaržyti, įsibaiminę, labiau laikėme savo darbų, nes neaišku, kas čia kaip toliau bus. Kita vertus, tai taip pat buvo labai didelės infliacijos metai, ten virš 20, 24, 25%. Ir natūralu, kad organizacijos ne visos sugebėjo savo atlyginimais pasivyti infliaciją. Taip, nors atlyginimai bendrumas sukilo, bet natūralu, kad ne visos organizacijos sugebėjo pakelti. Žmonėms maistas labai pabrango, keliauti labai pabrango, ypač būsto paskolas turintiems žmonėms labai įmokos augo ten 100, 200, 300 eurų, kas yra labai stipru. O kadangi daug žmonių gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, natūralu, kad žmonės turėjo spaudimą keisti darbus ir ieškoti geriau apmokamų darbų. Ir matom, kad 23 metais gebėjimas išsaugoti gerų darbuotojus jau 35%, netgi daugiausiai nuo 20 metų.
Ir vadinasi, spėjo organizacijos, jau dabar iššoko į traukinį, taip, ir jau atlyginimai sugeba tuos darbuotojus išlaikyti. Įdomi tendencija yra ta negebėjimo zona, kuri tokia ryškiai raudona, ryškiai rožinė, jinai matome per visus metus yra stabili ir labai artima iš tikrųjų yra kaitai, taip kaip darbuotojai keičia savo darbus. Tad mes šitame webinare labai daug skirsime laiko įvairiems minkštiesiam faktoriam, kurie yra svarbus gerų darbuotojų išlaikymui, bet noriu, kad išeitumėt ir su žinute, kad atlyginimai yra svarbu. Todėl tą infliacijos taip akcentavau ir taip pat paskaičiavome koreliacijos koeficientai. Čia šitie pusiau apskritimai yra koreliacijos koeficientas tarp teiginio ši organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus ir tarp kiek žmogus jaučiasi vertinamas organizacijoje, galvojant apie atlyginimą, ir kiek jis patenkintas atlygio sistema. Tai matom, kad atlyginimas tikrai yra svarbu. Ir žmonės, kurie mano, jog organizacijos geba išsaugoti gerus darbuotojus, 55% arba 59% yra patenkinti, jie jaučiasi įvertinti, atsižvelgiant į atlyginimą, kurį gauna, ir jie patenkinti pačia atlygio sistema. Tai nepriklausomai nuo to, kad minkštieji faktoriai, kuriems skirsim didžiąją dalį savo kalbėjimo laiko, yra labai svarbus, atlyginimas lieka. Ir beje, apie atlyginimą Natalija jau buvo užsiminus, mes 20, tai yra sausio pabaigoje, darėme webinarą, kur labai daug apie tai kalbėjome. Tai kviečiu, kas dar nematėte, pasižiūrėti, YouTube kanale jį rasite ir galbūt bus daug įvairių kitų papildomų įžvalgų. Taigi, kas yra svarbu, kalbant apie gerų darbuotojų išlaikymą be atlyginimo? Taip, ką dar būtina yra padaryti, kad nuverstume kalnus, tai ne tik pakelti atlyginimą, bet taip pat galvoti apie darbuotojų augimą, apie jų išklausimą ir pripažinimą. Ir šitas 3 sritis mes čia ne šiaip su Natalija sėdėjom, brainstorminom pro langą žiūrėdamos ir sugalvojom. Mes čia tas sritis išskyrėme remdamiesi tiek įvairia mokslinė literatūra, perskaitėm krūvą straipsnių, ir taip pat remdamiesi mūsų duomenimis, tai radome pagrindą ir mūsų rezultatai taip pat šitas 3 sritis patvirtina ir pagrindžia. Ir aš dar porą minučių pakalbėsiu ir tuomet perduosiu žodį Natalijai. Tai pirmoji sritis yra augimas. Labai fainas dalykas, tikrai labai džiuginantis dalykas yra tai, kad organizacijos jau sudaro sąlygas darbuotojų tobulėjimui. Tai yra bent jau tos organizacijos, kurios pasirenka daryti įtraukimo tyrimus, kurios galbūt vadovų 360 daro, ar kitokius įvairius personalo projektus, tai tos organizacijos jau supranta mokymosi naudą ir prasmę ir jos tikrai skiria tam resursų ir darbuotojai tai vertina ir mato. Suteikia galimybės mokytis ir tobulėti, galiu įgyti kompetencijų reikalingų sėkmingam darbo atlikimui, 2/3 darbuotojų sako, kad taip, aš tą gaunu organizacijai. Tačiau kyla klausimas, o kas po to? Ne? Žmonės mokosi, išmoksta, pritaiko įgūdžius darbe, bet jiems pritrūksta karjeros ir esu patenkintas karjeros galimybėmis tik 45%. Tai reiškia, kaip aš sakau, tikrai bus darbuotojų, kurie nuėjo į mokymus, pabuvo mokymus ir galbūt nieko nuo to nepasikeitė jų darbe, tačiau tikrai yra darbuotojų, kurie ir patys aktyviai mokosi, ir savo resursais mokosi, ir vakarais mokosi, ir aktyviai stengiasi gerinti savo darbą ir labiau prisidėti prie organizacijos. Tai jiems iš tikrųjų yra labai svarbu numatyti, kas bus po to. Ką jie gaus po to? Ar jie pakils karjeros laiptais, ne visi tapsim vadovais, tai ką tada darysim? Ar jiem duosim naujus kažkokius VIP klientus, naujus projektus, ar jiem duosim naujas iniciatyvas? Nes pasižiūrėkim koreliacijas, tai karjera, puikios karjeros galimybės stipriem darbuotojam labai stipriai 0,58 koreliuoja su gebėjimu išsaugoti gerus darbuotojus. Ir matome, kad tie, kurie mano, jog organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus, 78% jų mato tas karjeros galimybės stipriam darbuotojams. Tai žmonėms svarbu yra matyti, kad jeigu aš būsiu geras ir stiprus, ką man organizacija už tai gali pasiūlyti. Ir toks labai įdomus dar momentas, kalbant apie augimą, buvo tai, kad aukščiausiai vadovybė aiškiai suformuluoja organizacijos strategiją artimiausiam laikui. Tai žmogui svarbu matyti ne tik
savo kelią, ką jis gali organizacijai pasiekti, bet jam labai svarbu, kaip ir pati organizacija, kur link juda, kad organizacija būtų sėkminga ir turėtų savo kryptį, į kurią darbuotojas gali susiderinti su kuria. Tai ir karjera, ir organizacijos augimas yra apie tai, kaip tas augimas siejasi su gebėjimu išsaugoti gerus darbuotojus. O kalbant apie karjerą toliau išsamei, perduosiu Natalijai žodį, nes pas mus yra karjeros specialistė. Ačiū, Edita. Tai aš pasidalinsiu šiek tiek informacijos iš mokslinių straipsnių ir iš praktinių tyrimų, kuriuos atlieka organizacijos visame pasaulyje. Tai kiek matom savo duomenis, kiek lyginam juos su pasauliniam tendencijom, tai iš tikrųjų Lietuva nedaug kuo skiriasi nuo likusio pasaulio. Kiek Lietuvoje, tiek ir kitur žmonės teigia, kad jeigu įmonė investuotų į juos, jeigu įmonė suteiktų galimybės tobulėti, tai jie labiau būtų linkę dirbti įmonėje ir ilgesnį laiką. Tai mokymosi ir tobulėjimo augimo galimybės yra labai svarbios. Ir netgi radau tokį tyrimą, kad 70% darbuotojų paliktų dabartinę įmonę dėl tos, kur investuoja į darbuotojų tobulėjimą ir mokymąsi. Tai vadinasi, man tai siunčia tokią žinutę, kad jeigu norit išlikti konkurencingi, geriausia jau dabar yra pradėti investuoti į darbuotojų tobulėjimo iniciatyvas ir parodyti tiek vidiniam žmonėm, tiek išoriai, kad tai yra svarbi jūsų kaip darbdavio identiteto dalis. Ir mes nemažai dirbam su įmonėm, su vidinės karjeros planavimu ir matom labai iš praktikos ir iš patirties, bet dar turiu ir mokslinių tyrimų tokį pagrindimą, kad darbuotojai, kurie jaučiasi, kad jie daro karjeros pažangą įmonėje, kad jie tobulėja, jie auga, nebūtinai tai yra karjera į viršų. Tai gali būti horizontali karjera į ekspertą arba tiesiog į kitas pareigas, kitą pareigybę. Tai tokie darbuotojai yra labiau linkę ilgiau dirbti įmonėje. Ir netgi yra tokie skaičiai, apie 70% darbuotojų teigia, kad jeigu nebus įmonėje karjeros galimybių, tai jie tiesiog norės išeiti. Jie išeis ten, kur yra kitur. Nes jeigu darbuotojai neranda tobulėjimo galimybių savo įmonėje, jie priversti tiesiog ieškoti galimybių kažkur kitur. Taigi karjeros programos arba talentų programos arba darbuotojų tobulėjimo programos tikrai, manau, bus trendas 24-25, o gal net ir 26 metų. Nes ką mes matom? Matom, kad to priežastis, kodėl žmonės keičia darbą, čia pagal vieną iš, man atrodo, Forbeso tyrimų, pagrindinis aspektas, dėl ko keičia darbą, yra, kad darbuotojams trūksta karjeros ir augimo galimybių. Ir turiu tokį praktinį pavyzdį iš įmonių grupės, su kuriam teko dirbti 22 ir 23 metais. Tai yra didelė įmonių grupė, dirba virš 6,000, o gal net ir 8,000, dabar jau nepasakysiu, nes plečiasi labai. Tai dirba tikrai daug darbuotojų, daug yra skirtingų įmonių. Bet darbuotojų pasitenkinimas karjeros galimybėmis buvo labai žemas. Ir labai maža dalis, tik keli procentai darydavo vidinę karjerą. Tai ką įmonių grupė nusprendė daryti? Nusprendė eiti visais frontais, kalbėti apie karjeros galimybės, skatinti karjeros galimybės įmonių grupėje. Ir tą darė įvairiais kanalais. Tiek darė vidinius mokymus karjeros konsultantams, kad HR žmonės arba kiti kompetitingi žmonės gebėtų konsultuoti karjeros klausimais besikreipiančius darbuotojus. Taip pat organizavo mokymus vadovams, kaip kalbėti apie karjerą. Nes tikrai ne kiekvienas vadovas yra pasiruošęs kalbėti šitą temą, kai darbuotojas ateina ir sako, žinai, aš galvoju čia apie karjeros galimybės ir kokios jos yra. Tai kad vadovai tikrai pasitikėtų savimi, darė mokymus ir darbuotojams. O kaip kalbėti apie karjerą? Kokie tie karjeros keliai yra? Nes mūsų galvoje turbūt kiekvienas savo turinį įdedam į savo karjeros galimybės. Kas tai? Ar tai yra augimas, ar tai yra tobulėjimas, ar tai yra alga, ar tai yra didesnės atsakomybės ir taip toliau. Ir po kelių metų šito projekto investavimo į vidinę karjerą gerokai didesnė dalis darbuotojų padarydavo karjerą viduje, tai 33%. Tai čia iš tikrųjų yra kosminiai skaičiai, kai pagalvoju, kad tai yra ne 100 darbuotojų įmonė.
Tai man čia yra toks labai geras praktinis pavyzdys, kad investuojant į karjeros galimybes, žmonės liks tavo įmonėj, taip pat jie labai teigiamai atsilieps apie įmonę, nes jie mato, kad įmonė rūpinasi darbuotojų gerovę, investuoja į gerus darbuotojus ir kad gerus darbuotojus stengiamasi išlaikyti viduje, kad jie jaustųsi gerai, būtų patenkinti, būtų motyvuoti ir kad jie būtų geras pavyzdys kitiems, kad čia įmoniai rūpi įmoniai darbuotojai. Aš dar noriu papildyti, žinai, va, tu užsiminiai apie šitą, kad darbuotojai, jeigu nekeičia karjeros, ilgai užsisėdi, tai ten jie tada dažniau linkia išeiti. Tai aš kaip tik vakar irgi straipsnį apie tai paskaičiau. Tai man iš to kilo namų darbas, aš paskutiniu metu labai pradėjau mėgti namų darbus duoti klientam ir žiūrovam. Tai pasižiūrėti pas save organizacijose, kiekgi yra darbuotojų, kurie jau tokie užsisėdėję, gal ne taip ne toks labai tinkamas žodis, nes tokia neigiama konotacija turi, bet kurių darbo pobūdis, darbo funkcijos jau ilgą laiką nesikeičia. Nebūtinai, kad, nes būna žmogus, sakykime, nežinau, koks nors jaunesnysis projektų vadovas, sakykime, ir jisai galbūt jo titulas tas pats, bet jo kompetencijos plečiasi, jis gauna naujų projektų, tai viskas su to žmogumi, jisai tobulėja, auga. Bet galbūt turite organizacijose žmonių, kurie, jau kurį laiką, nežinau, 2 metus, 3 metus daro tą patį per tą patį, tai juos reikia galbūt pakrutinti, pajudinti ir paklausti, kaip jie mato čia organizaciją, kaip jie čia jaučiasi, kokie jų lūkesčiai augimui, taip. Tai tikrai bus žmonių, kurie galbūt 10-20 metų gali daryti tą patį darbą ir jiems viskas su to okei. Tačiau dabar tame visame tokiam produktyvumo, mokymosi realybėje poreikis plėsti kompetencijų ribas, jisai yra stiprus. Tai verta savo darbuotojų pasiklausti. Antras mūsų išskirtas veiksmas, kurį svarbu atlikti norint išlaikyti gerus darbuotojus, yra apie išklausymą. Tai yra apie darbuotojų girdėjimą ir kalbėjimą su jais. Tai mūsų duomenų bazėje išryškėja apie išklausymo temą 2 aspektai. Tai yra, kad aukščiausio lygio vadovai skiria pakankamai laiko darbuotojų išklausimui, 0,61 koreliacija su gebėjimu išsaugoti gerus darbuotojus. Ir, mano nuomonė, yra atsižvelgiama 0,57. Tai reiškia, kad kiek organizacija sugeba ne tik girdėti ir palinksėti galvą, kad taip, ačiū, aš tame girdėjau, bet ir kiek sugeba sureaguoti taip, kad žmogus jaustųsi, kad jo išklausė. Nes kartais būna, tu sakai, pasakė taip ir viso gero, ir vadovas nuėjo savo reikalų tvarkyti. Bet kiek vyksta paskui argumentuota diskusija, kiek galbūt paprašote pasigilinti temą, jeigu dar jūsų neįtikina. Taip, tai tas dialogas turėtų vykti dvipusiai, o ne vienpusiškai. Ir kaip matom, darbuotojai, kurie mano, jog organizacija geba išlaikyti gerus darbuotojus, tai 80% arba 82% jie jaučiasi, kad juos išklauso ir kad jų nuomonė yra atsižvelgiama. Nebūtina viską padaryti taip, kaip darbuotojai nori, nes jie gali visokių ir paukščių pieno norėti ir panašiai, bet parodyti, kad jų nuomonė yra girdima ir jeigu jūs nenorite daryti, kaip darbuotojas daro, nes netitinka kažkokių, nežinau, vertybių, kultūrų, nėra tam biudžeto ir taip toliau, tai argumentuoti ir parodyti priežastis, kodėl jums dabar tai neišeina ir galbūt tai bus ateityje daroma, palikti atviras duris, o ne griežtai nukirsti. Ir kalbant apie aukščiausio lygio vadovai, skiria pakankamai laiko darbuotojų išklausimai, čia nereiškia, kad aukščiausio lygio vadovas dabar daro duris ir tada ten visas 100 ar 1000 darbuotojų paeiliui eina ar ne pas vadovą ir tada jis neturi kada daryti savo tų svarbiausių darbų organizacijai. Bet tai yra labiau apie tai, kad aukščiausio lygio vadovas galėtų būti labiau matomas organizacijose, kad jisai suprastų, žinotų, rūpintųsi tuo, ką žmonės veikia organizacijai, kad žmogus žinotų, kad jeigu aš sutikau generalinį direktorių ant laiptų, tai bent jau jisai iš veido supranta, kas aš esu ir ką aš čia veikiu šito įmonėje. Tai man išklausymas iš aukščiausio lygio vadovų yra labiau ne apie tai, kad aš kaip pas psichologą atėjau ir dabar čia maždaug ripuoju apie savo gyvenimo bėdas, bet labiau apie tai, kad aukščiausio lygio vadovam rūpi, kas aš esu, ką aš čia veikiu ir koks čia mano vaidmuo organizacijai. Tai tiek iš mūsų tyrimų
O tuomet Natalija pasidalins, ką rodo praktika iš tarptautinė. Tai tarptautinė praktika iš tikrųjų labai patvirtina mūsų rezultatus. Ir įdomu tai, kad šiaip pasaulyje netgi gal didesnė dalis darbuotojų jaučiasi neišgirsti ir teigia, kad į juos neįsiklauso. Bet irgi įdomu tai pasižiūrėti, kaip skiriasi jausmas, kad mane išklauso ir kaip skiriasi tas įsitraukimo lygis. Tai žmonės, kurie jaučiasi įsitraukę, dar grįžk prašau į ankstesnę skaidrę, jie 3 kartus dažniau jaučiasi išklausyti darbe. Tai kas ką lemia, ar iš pradžių yra įsitraukimas, iš pradžių yra motyvacija ir tada aš einu ir kalbuosi su vadovu, arba atvirkščiai, man atrodo, kad galbūt iš pradžių tave išklauso ir tau tada didėja dar motyvacija dalintis, didėja motyvacija dirbti ir jaustis patenkintam darbui. Dabar jau gali perimti. Ir įdomu tai, irgi taip pasižiūrėjau statistiką tokią pasaulinę, kaip yra, kai darbuotojai jaučia, kad tai jų nuomonė yra įsiklausoma. Tai vienareikšmis toks atsakymas yra, kad darbuotojų išklausimas didina produktyvumą. Ne tik tų pačių darbuotojų, bet ir visų komandų. Kodėl? Todėl, kad įsiklausimas į darbuotojų nuomonę, jisai padeda kurti pasitikėjimą tarp darbuotojų ir tiesioginio vadovo. Gerėja komandinis darbas, gerėja pasitikėjimas ir didėja produktyvumas. Ir visa tai galiausiai lemia, kad įmonė dirba efektyviau, įmonė pasiekia geresnių rezultatų, ir iš principo ne įmonė pasiekia rezultatų, darbuotojai pasiekia rezultatų, nes išklausyti darbuotojai jaučiasi daug labiau efektyvesni darbe. Ir taip pat dar viena statistika, kurios čia nepateikiau šitoj skaidriai, bet noriu tiesiog pasidalinti su klausytojais, kad darbuotojų išklausimas jisai tikrai labai padeda išlaikyti talentus. Ir tą mes matom ir iš savo tyrimų, bet tai yra pasaulinė tendencija. Apie 34% darbuotojų sako, kad jie mieliau ieškotų darbo kitoj komandoj ar net išvis kitoj įmonėj, jeigu negalėtų pasidalinti savo rūpesčiais, savo grįžtamuoju ryšiu, savo nuomonę su vadovybė. Taigi, čia įdėjau tokį katiniuką, aišku, jisai toks teigiamas, bet skaidrė bus apie gal neigiamas pasekmes, nes kas nutinka, kai darbuotojai nesijaučia, kad į juos įsiklauso, kad jie yra išgirsti. Ir čia pateiksiu, dar grįžk, Edita, prašau, pateiksiu rezultatus iš Frontiers in Psychology surinktos informacijos. Ir jų tyrimas parodė, kad yra pagrindiniai, iš principo, tokie 2 būdai, žalingiausi būdai, kaip neišgirsti darbuotojų. Tai vienas iš būdų yra nutraukinėti, pertraukinėti darbuotojus ir parodyti, kad tas pokalbis yra nereikšmingas, neįdomus, nesvarbus ir kad žmonių nuomonė yra nesvarbi. Ir tą mes parodyti galim tiesiog nutraukdami, kai darbuotojas dalinasi savo idėjom, arba tiesiog mes nesuteikiam galimybių darbuotojui. Tai yra, neturim one-on-one, neturim kažkokių individualių susitikimų, kurių metu darbuotojas galėtų pasidalinti savo nuomonę, savo mintimis, savo žiniomis ir panašiai. Arba, jeigu įmonė turi one-on-one'us, nes labai dažnai daug kas turi tikrai įmonėse, bet ką mes matom praktikoje, vadovai jos skipina. Visada atsiranda kažkokių svarbesnių darbų, svarbesnių reikalų, posėdžių, susirinkimų ir panašiai, ir vadovas vengia tos tokios akistatos su darbuotoju, nes nėra galbūt pasiruošęs išgirsti tą nebūtinai malonę informaciją. Ir antras dalykas irgi iš tų žalingų, kaip neišgirsti darbuotojus, tai yra išgirsti, bet nieko su tuo nedaryti. Ką Edita ir sako, kad jeigu vadovai nesilaiko savo įsipareigojimo, išklauso, pasako, kad imsis veiksmų, atsižvelgs nuomonę, visai parodo, kad taip, aš vertinu tavo mintis, jos yra svarbios. Tačiau tai, kad vadovas nesiima jokių tolesnių veiksmų dėl idėjų, dėl pasiūlymų, labai dažnai sukelia tokį natūralų nusivylimą. Ir aš suprantu ir iš savo patirties, kad tu negali pildyti visų norų, visų pageidavimų ir panašiai, bet tada bent jau sugrįžk su atsakymu, ką tu bandėjai padaryti ir kodėl tas nepasiteisino, nepasitvirtino, nepavyko ir panašiai. Tai dabar galim pasidalinti tokią skaidrę kita apie tai, kas vyksta, kai mes neišgirstam darbuotojus.
Tai va tas neįsiklausymas, jisai kerta per daug skirtingų komponentų. Sumažėja darbuotojų įsitraukimas ir motyvacija dirbti, rodyti aukščiausius rezultatus. O kai motyvacija sumažėja, tai to pasekmė yra sumažėjęs produktyvumas, nes tiesiog darbuotojų nebesistengia. O kai tu nebesistengi, atitinkamai nepavyksta pasiekti išsikeltų svarbiausių tikslų. O kai tikslų nepavyksta pasiekti, tai iš to siekia sumažėjęs pasitenkinimas darbo, nes tu tiesiog nesijauti kompetitingas, nesijauti patirintis kažkokią sėkmę ir rezultatą. O kai rezultatų ilgą laiką nėra, tai padidėja ir nesaugumas dėl darbo, nes atrodo, kad ką aš čia veikiu ir kiek dar šitą toleruos. Na ir natūraliai paskutinis galutinis žingsnis yra padidėjusi darbuotojų kaita. Dabar turėsim šiek tiek tokių ir praktinių patarimų apie tai, kaip sukurti išklausymo strategiją. Tai pagrindiniai 3, kas mokslinėje literatūroje ir praktinėje literatūroje išvardinami kaip tokie veiksmingiausi, tai yra įtraukimas darbuotojų į sprendimų priėmimą, kad ne visi sprendimai, kad juos nuleistų iš viršaus į apačią ir darbuotojams jau konstatuotų kaip faktą, kad bus taip, o ne kitaip, kad darbuotojai turėtų progos, turėtų galimybės dalyvauti sprendimų priėmime. Antras momentas yra prašyti ir dažnai prašyti darbuotojų grįžtamo ryšio ir su juo dirbti. Kadangi blogiausias turbūt momentas, ką mes ir iš įsitraukimo tyrimų matom, kai paklausi darbuotojų ir nieko su tuo nedarai ir kažkur pasideda tą atsakymą į stalčių, užrakinys į seifuką ir viskas, nes tas atsakymas, tas grįžtamasis ryšys ne visada yra patogus. Jisai yra labai naudingas, bet ne visada yra patogus. Tai į išklausymo strategiją čia neįdėjau 4 tokio svarbiausio žingsnio, kad dirbt labiausiai su savimi, ką tu darysi su tais rezultatais, kaip tu juos integruosi į tas visas idėjas į organizacijos tobulinimą. Ir turiu dar daugiau idėjų ir patarimų kitoj skaidriai, ką būtų galima daryti, norint sukurti tokią darbuotojų išklausymo strategiją. Tai apskritai visus šitos dalykus jungia tai, kad į juos reikia žiūrėti kaip į visumą. Ir turbūt galbūt ne visas strategijas pritaikysit, galbūt išsirinksit keletą iš šitų, ką pateikėm šitoje skaidrėje, kas gali būti jums aktualu, bet jos visos yra naudingos, nes jos visos leidžia surinkti informaciją, surinkti grįžtamąjį ryšį, surinkti nuomonę apie tai, kaip jaučiasi jūsų naujokai, kaip sekasi jiems integruotis, kaip jiems sekasi mokytis, kaip jiems sekasi visi dalykai, apie kuriuos mes net ir nepagalvojam, mes, kurie yra senbuviai. Nes mes juos suprantam kaip tokius savaime suprantamus, kad nereikia aiškinti, nes mes visada taip darėm. Bet žmogus, kuris ateina naujai, jisai mato visiškai kitą perspektyvą ir jisai nežino, kaip buvo daroma prieš tai. Kitas labai geras duomenų šaltinis yra exit pokalbiai arba pokalbiai, kuriuos atliekat, kai darbuotojas išeina iš organizacijos. Ir manau, kad tikrai į tas apklausas įmonės dabar daug investuoja, kadangi jos parodo, dėl kokių priežasčių darbuotojas išeina, kas netenkina ir labai dažnai žmonės netgi jaučiasi drąsesni pasakyti tada, kai jau viskas, kai jau duris čia prie pat ir jos yra atviros. Tada išryškėja daug tokių gal gilesnių ir skaudesnių dalykų, kurių nebūtų šiaip pasakęs galbūt tiesioginiam vadovui. Dar vienas būdas gauti grįžtamą ryšį, tokį labai greitą grįžtamą ryšį, pasimatuoti temperatūrą, tai yra trumpos pulso apklausos, dažniausiai jos yra iš 1 ar kelių klausimų aktualiausiom temom. Ypač jos naudingos tada, kai įvyksta tam tikras pokytis, kad pasimatuotumėt, kaipgi sekasi jį įgyvendinti, ką darbuotojai mato, ką jau patyrė, ko dar nepajuto ir panašiai. Dar vienas momentas, kurį galbūt įmonės šiuo metu šiek tiek, bent jau iš mano praktikos, man rečiau tenka girdėti apie fokus grupės arba tikslinės darbuotojų grupės, kur komandos nariai gilinasi į tam tikrą konkrečią temą ir kartu ieško sprendimų. Labai dažnai tokios grupės būna organizuojamos po įsitraukimo tyrimų ir mes labai dažnai klientams patiriam ne tik tai nuleisti sprendimus iš ALV lygio, bet įtraukti visą darbuotojų komandą į sprendimo paiešką. Pavyzdžiui, toks tipinis pavyzdys apie pripažinimą. Labai dažnai matom, kad pripažinimo trūksta, bet niekas iš vadovų kažkaip nežino, kas tas pripažinimas yra darbuotojams. Ar čia pinigai,
ar čia kažkoks diplomas, ar čia, nežinau, mėnesio darbuotojas ant sienos ir taip toliau. Ir sako, nu tai ką mes turim siūlyti? Ir paprastai mes sakom, tai paklauskit žmonių, paklauskit, kas jiems yra pripažinimas. Kitas būdas - ne grupinis, o individualus one-on-one su vadovu. Tai yra tikrai efektyvu ir turėtų būti daroma vis dažniau organizacijoje. Jeigu dar prieš kelis metus kalbėjom apie metinius, pusmetinius, ketvirtinius pokalbius, tai dabar jau žmonės, kai pasakau metinis pokalbis, tai į mane pasižiūri, sako, nu žinai, pas mus tai one-on-one vyksta reguliariai. Sako, okei, labai gerai, nes tai leidžia gauti darbuotojų atsiliepimus apie viską, kas vyksta įmonėje. Ir užsiminiau apie pripažinimą ir manau, kad tai yra mūsų kita tema, kurią galim dar plačiau aptarti. Tai mes dabar pakalbėjom apie augimą ir išklausimą, toliau kalbėsime apie pripažinimą, trečią veiksmą, kurį svarbu įgyvendinti siekiant išlaikyti gerus darbuotojus. Ir tiek klausant apie išklausimą, tiek dabar man analizuojant duomenis apie pripažinimą, kilo tokia mintis, nes jau antras webinaras, apžvalgos, ir kilo tokia mintis, kad turbūt pripažinimas ir išklausimas, dažnesni pokalbiai yra tai, ką realiai sutvarkius labai daug problemų išsprendžia organizacijose. Tai kalbant apie pripažinimą, mūsų duomenys rodo, kad pripažinimas yra labai svarbu, siekiant išlaikyti gerus darbuotojus. Ir mes savo įsitraukimo tyrime turime 3 pripažinimo teiginius. Tai yra, jaučiu, kad mano pastangos matomos ir vertinamos, kad mano atliekamas darbas yra vertinamas ir aš sulaukiu tinkamo pripažinimo už savo indėlį ir pasiekimus. Kaip matom, koreliacijos yra labai aukštos, nuo 0,58 iki 0,6. Šitame paskutinėme teiginyje sulaukiu tinkamo pripažinimo už savo indėlį ir pasiekimus yra labai svarbus žodis tinkamo, nes ne visi nori lipti ant scenos prieš 500 darbuotojų ir gauti, nežinau, diplomą ar medalį. Kitam užtenka žiūrėti paplekšnojimo per petį ir tiesiog pastebėjimo, kad jis kažką padarė ir nuėjo ekstra mylę. Tai yra tai, ką reikėtų irgi išsiaiškinti pokalbiuose. Ir matome, kad darbuotojai, kurie mano, kad organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus, jų pripažinimo balai yra labai aukšti. Tai primenu, kad mūsų rekomenduojama minimali pasitenkinimo riba, kurią reikėtų pasiekti, yra 60, o mes matome, kad čia yra 76, 82, 72, tai tikrai labai aukštas tas pripažinimo laipsnis tarp žmonių, kurie mano, kad organizacija geba išsaugoti gerus darbuotojus. Tačiau tie, kurie mano, kad organizacija negeba išsaugoti, tai matom jie tokių, kurie tikrai gauna daug to pripažinimo ir kiek čia, 2 iš 10, 1,5 iš 10, 1 iš 10, taip, tai jiems labai to trūksta, tai indikuoja ne tik, kad jiems trūksta, bet apskritai matyti organizacijoje nėra tos kultūros, nes 40, 31, 42% sako, kad jie visiškai to negauna. Ir kalbant apie pripažinimą, dar vienas namų darbas, tai Natalija išklausymo temai davo visokių užduočių, aš prie pripažinimo dar turiu. Kai mes kalbame apie pripažinimą, labai dažnai ten į Google, ChatGPT suvedam, kas tai yra, gaunam kažkokią standartinį apibrėžimą, kaip tai daryti, gaunam schemą, procedūrą, taip, bet ko mes negaunam, tai yra žodžių, tai kaip yra jūsų organizacijoje. Tai mano ir patarimas galbūt yra, jeigu žmonės ir vadovai, jeigu darbuotojai su vadovais nelabai galbūt nori kalbėti, nes gal nemoka, darbuotojai nelabai kalbasi, nes irgi turbūt nemoka, tam reikia pripratimo. Pasidaryti irgi tokį mini tyrimėlį, kad vadovai pasidalintų, kas jiem yra pripažinimas ir kaip jie tai mato, už ką jie apdovanoja darbuotojus, už ką juos pagiria, kaip jie tai daro. Ir darbuotojų pasiklausti. Toks gaunasi kaip ir mini 360, kaip vadovas įsivaizduoja, kaip teikia pripažinimą ir kaip darbuotojai mato, kad gauna arba kur jie negauna ir kur jie norėtų gauti. Ir tokiu atveju jūs galite padaryti tai vadinamą špargalkę, paruoštuką vadovui, kas veiktų jūsų organizacijoje. Ne kažkoks teorinis rekomendacijų rinkinys iš ChatGPT, bet tai, ką kalba jūsų darbuotojai jūsų žargonu. Nes kiekviena organizacija mesgi turim savo tą profesinį žargoną ir labai svarbu jį įpinti tą pripažinimo paruoštuką. Tai duomenys rodo, kad tikrai jo labai reikia ir tai yra tema, man atrodo, kaip ir augimas, kaip minėjo Natalija, 24, 25 ir galbūt tolimesnių metų
trendas, tai pripažinimas yra tai, ką tikrai irgi reikėtų įtraukti į šitą veiksmų krepšelį. Pažiūrėkim, ką rodo pasaulis. Tai pasaulis rodo labai panašiai, apie 66% darbuotojų teigia, kad jie išeitų iš darbo, jeigu jaustųsi nevertinami. Ir netgi skaičiau nemažai tyrimų, irgi dariausi darbus apie sąsąją su atlyginimu, kad pripažinimas dažniausiai yra svarbesnis negu atlygis. Jeigu tau moka daug, bet tu jauties, kad tavęs negerbė, tavęs nevertina, į tavo mintis neįsiklauso ir panašiai, tai kiek tu toleruosi tą, kiek tu dirbsi, kiek tu pardavinėsi tą savo darbo laiką už tą didelį atlyginimą. Ir netgi 65% darbuotojų, jeigu reikėtų rinktis ar iš finansinių paskatinimų kažkokių, ar iš nepiniginių naudų, labiau renkasi nepiniginį pripažinimą ir paskatinimą. Ir įdomu tai, kad tokia, mano gal kitokia buvo nuomonė prieš skaitant tyrimus, bet didesnė dalis darbuotojų norėtų, kad juos pripažintų kolegos. Ne tiesioginiai vadovai, bet kolegos. Šiek tiek mažesnė iš vadovo norėtų gauti pripažinimą. Tai va čia toks įdomesnis momentas, kiek mums svarbi ta mūsų artimiausia aplinka, mūsų kolegos, mūsų bendradarbiai. Aš čia gal norėčiau dar ir tai surezonuoti, kad kodėl, nes irgi esu skaičiusi ne vieną straipsnį, kur labai akcentuoja tą pripažinimo temą, kad labai svarbu iš vadovų. Kita vertus, jeigu mes turim kokią nors, sakykime, projektinę organizaciją, kur komandomis dirbam, kur yra team leadai, mentoriai, taip, kur labiau patyręs ten senior projektų vadovas įsitraukia junior projektų vadovą, tai natūralu, kad mes norim pripažinimo ir iš tų žmonių, kuriuos laikom galbūt autoritetais, į kuriuos norim lygiuotis, kuriais pasitikim. Tai tas iš tikrųjų, man atrodo, kaip ir toks. Dar žinai, užsiminėjai apie vadovus ir čia gali grįžti. Ir pagalvojau, prisiminiau tokį tyrimą, kur skaičiau, kiek patiems vadovams reikia pripažinimo. Nes mes visada galvojam apie pripažinimą, kad vadovai turi pripažinti, gerai, kolegos turi pripažinti, o kas pripažins, kas įvertins vadovus. Tai patys save. Tai patys save, žinai, pasiglostom. Galbūt generalinis direktorius, galbūt akcininkai, bet, žinai, ar valdyba, bet valdyba dažniau tarkuoja, negu kad glosto ir giria. Tai įdomu, tai buvau radus tyrimą dabar, kaip tik atsidariau jį, kad net 82% C-level vadovų mano, kad jie nesulaukia pakankamų pripažinimų. 82%. Tai tada man klausimas, man atrodo, užsisuka tokia biški grandinė, kad vadovai negauna pripažinimą. Tada jie nepripažįsta, neįvertina žemiau esančių žmonių, pirminio lygmens vadovų ar dar žemiau ir taip toliau. Ir tokia biškitas ciklas būna užsisukęs. Tai dabar gali perjungti į tokią irgi įdomią statistiką. Galėsim ir pas mus gal ištraukti tokius duomenis, visai, man atrodo, įdomu. Šitas, kad žmonės, kurie jaučiasi įvertinti, apie 51% rekomenduoja savo įmonę kaip puikų darbdavį. Tai jų NPS yra tikrai labai aukštas. Tai kaip tadagi įvertinti ir pripažinti? Čia ne tik ChatGPT man patarė, bet pasižiūrėjau, ką mūsų klientai daro ir pasilyginau su tuo, ką siūlo dirbtinis intelektas, ir iš tikrųjų klientai daro viską ir turbūt dar daugiau, galbūt mes dar ir nežinom kai kurių strategijų. Tikrai labai dažnai organizuojami įvairiausi mėnesio, ketvirčio ar metų darbuotojų apdovanojimai, gali būti pagal netgi skirtingas kategorijas, kad būtų didesnis šansas visiems gauti apdovanojimą, nes kartais tie apdovanojimai ne visada sąžiningi būna, nes, pavyzdžiui, kas labiausiai pardavė, daugiausia pardavė. Tai tikėtina, kad administratorė ar buhalterija neparduoda nieko ir net neturi šansų gauti tokį apdovanojimą. Kas labai gerai veikia, tai yra įvairios kolegų pripažinimo programos, ir va čia atliepia kaip tik tą norą būti pripažintiem, būti įvertintiem kolegų. Tai kai kolegos vieni kitiems dovanoja, skirsto įvairiausius badžius, kažkokius kitus simbolius, arba tiesiog pagiria savo kolegą viešai, jam padėkoja ar jai ir taip toliau. Aišku, dar topė išlieka asmeniniai padėkos raštai, kurių nėra mano asmeniniam topė, nes aš matyt jau daug jų esu gavus, bet tikrai yra žmonių, kuriems tas labai veikia. Ir ypač toks viešas įteikimas to padėkos rašto tikrai motyvuoja dalį darbuotojų. Bet čia, kaip ir Edita sakė,
turit paklausti savo darbuotojų, kas jiems yra aktualu. Ar jiems, nes, pavyzdžiui, man padėkos raštas mane labiau demotyvuotų negu motyvuotų. Tai Bet, gal pagal amžių dar, žinai, gali būti, taip, pagal kartas gali būti skirtingai. Būtent, taip ir yra, tyrimai rodo, kad pagal kartas tas yra aktualu. Bet tikrai labai gerai veikia viešas pripažinimas ar per posėdžių susirinkimus, ar naujienlaiškiuose paminėjimas darbuotojo ar visos komandos, kaip prisidėjo ir taip toliau. Aišku, vėlgi toks standartinis, bet gerai veikiantis būdas ir labai grįžtų prie to, ką Edita pradžioj sakė, kad augimas, tobulėjimas, pripažinimas ir išklausimas yra labai svarbu, bet taip pat svarbu ir premija už gerus darbo rezultatus ar bet koks kitas piniginis atlygis. Čia daugeliui darbuotojų tai yra tikrai labai svarbi paskata. Profesinis tobulėjimas, augimas, įvairiausi mokymai, kursai, seminarai, ar tiesiog, pavyzdžiui, kai darbuotojas išleidžia, galbūt jam neapmoka tų mokymų, bet apmoka darbo dieną, kada darbuotojas eina mokytis. Kitkas, pavyzdžiui, man kas labai patinka ir kas mane asmeniškai motyvuoja, tai yra lanksčios darbo sąlygos ir apskritai laisvas laikas, kai aš galiu išeiti ten, kur man reikia, išsispręsti reikalus ir panašiai. Ir neturiu kiekvieną kartą, nežinau, pasirašyti, kur aš einu ir kiek aš ten užtruksiu ir taip toliau. Taip pat įvairiausi komandiniai renginiai, žinau, kad daugelis jūsų turit biudžetą team buildingam darbuotojų, visos įmonės ir atskirų komandų. Ir tas tikrai irgi labai paskatina tiek tokį ir tarpusavio susibendravimą, tiek parodo, kad įmonė vertina tam tikrą komandą. Žinau, kad kai kurie klientai organizuoja darbuotojų padėkos dienas, tas appreciation days arba appreciation weeks, kai visą savaitę, pavyzdžiui, giria, pavyzdžiui, finansų padalinio žmonės, kurie labai dažnai yra toks back office'as, nematomi ir panašiai, ir visa savaitė yra skirta jiems. Bet šiaip apibendrintai, aš tai sakyčiau, visus tuos dalykus jungia vienas toks vardiklis, tai yra nuolatinis grįžtamasis ryšys darbuotojams. Kaip jiems sekasi, ką jie galėtų patobulinti, ką jie dabar daro gerai, tinkamai, puikiai ir super. Man tai čia, žinai, norėtųsi dar tokį pabaigonę bent akcentą uždėti, kad gerų darbuotojų išsaugojimas yra tęstinis ir nuolatinis procesas. Ir kad tai sprendžiama ne tada, kai žmogus ateina jau su pareiškimu, o tada, kai jisai jau atėjo į organizaciją ir praktiškai nuo pirmos dienos mes kuriame aplinką, kurioje išlaikome gerus darbuotojus. Ir jeigu darbuotojai išeis, nes vis tiek bus tokių, kurie išeis, tai jūs susikursite ambasadorius, tuos, kurie jūs rekomenduos net ir po kelių metų jūs palikę. Tai pabaigai turbūt mūsų kontaktai. Jeigu turit klausimų, norit pakomentuoti, padiskutuoti, tai rašykite man arba Natalijai. Ir galima, elektroninis adresas yra telefonas, galima ir paskambinti arba per LinkedIn susikonektinti. Ir turime taip pat pasidalinimui, jau esame paruošę apžvalgas ir kai kurie iš jūsų jau gavote, kurie dalyvavote sausio webinare apie atlyginimus, tai esame paruošę tokį išsamų bukletą, man peršasi žodis, bet tai apžvalga tiksliau pasakyti, apie atlygio vaidmenį didina darbuotojų įtraukimą. Tai galite rasti arba Adels puslapyje, arba parašyti man, arba Natalijai ir tuomet mes labai mielai pasidalinsime. Ir šio webinaro pagrindu taip pat ruošiama yra apžvalga, ko reikia, kad geri darbuotojai liktų, su daug įvairios grafinės medžiagos, su įvairiais pamastymais ir pagrindimais. Tad šitą apžvalgą mes ketiname paruošti per kovo mėnesį. Tad jeigu norite būti pirmieji, kurie ją gausite, tai rašykite arba man, arba Natalijai ir mes irgi taip pat atsiųsime iš karto, kai tik ją finalizuosime. Ir trumpam priminimui, ką dar turit padaryti, jeigu žiūrit mus per YouTube kanalą, tai paspauskit, palaikinkit mūsų video, pasidalinkit, prenumeruokit mūsų kanalą, norim gauti kuo daugiau subscriberių. Ir